18 balandžio 2013 metais Vilniaus policija gavo skambutį, kuris pakeitė viską. Sūnus neįstengė atidaryti vonios durų savo tėvo bute. Kai pagaliau durys buvo atlapotos, pareigūnai rado tai, ko niekas nesitikėjo rasti – vieną populiariausių Lietuvos veidų, sustingusi amžinoje tyloje. Vytautas Šapranauskas, vyras, kuris 50 mečius juokino visą šalį, gulėjo vonios kambaryje, likus vos 24 valandoms iki savo 55-ojo gimtadienio. Bet tai, kas šokiravo tyrėjus labiausiai, nebuvo pati mirtis, tai buvo tai, ko jie nerado. Jokio atsisveikinimo laiško. Jokių paaiškinimų. Tik tuščia vonios kambarys ir klausimas, kuris iki šiol neduoda ramybės tiems, kurie jį pažinojo. Kodėl žmogus, turintis viską – šlovę, pinigus, meilę, pasirinko būtent šią dieną? Kodėl likus vienai dienai iki jubiliejaus, kurio laukia visa šalis? Ir svarbiausia, ką jis žinojo, ko mes nežinome. Šiandien po daugiau nei 10 metų tylos mes atidarome bylas, kurias Lietuvos visuomenė norėjo pamiršti. Mes kalbėsime su žmonėmis, kurie matė Šaprą be kaukės. Mes parodysime dokumentus, kurių niekas nematė. Ir mes užduosime klausimus, kurių niekas nedrįso užduoti. Kas iš tiesų buvo Vytautas Šapranauskas? Kodėl žmogus, kuris kiekvieną vakarą užmigdydavo šalį su šypsena, pats negalėjo užmigti? Ir kas nutiko tą paskutinę naktį, kai jis priėmė sprendimą, kuris sudrebino visą Lietuvą? Tai nėra paprastas pasakojimas apie garsenybės mirtį. Tai yra kelionė į tamsią teatro užkulisių pusę, kur šypsenos yra profesinė pareiga, o ašaros – draudžiamas prabangumas. Tai yra istorija apie kainą, kurią mokame už tai, kad kiti mus mylėtų. Ir tai yra istorija apie paskutinę dieną vyro, kuris visą gyvenimą žaidė vaidmenis, bet niekada nežaidė savęs. Mes pradedame nuo to, ko niekas nežino. Nuo tos nakties, kai Vilniaus gatvės dar švietė šventinėmis lemputėmis, ruošdamosi švęsti jo jubiliejų. Nuo tos nakties, kai Vytautas Šapranauskas paskutinį kartą pažvelgė į veidrodį ir pamatė ne aktorių, o žmogų, kuris prarado save tarp visų tų vaidmenų. Kas nutiko tą naktį? Kodėl jis neatsakė į sūnaus skambučius? Ir kodėl, kai pagalba pagaliau atėjo, buvo jau per vėlų? Šis dokumentinis filmas yra ne tik apie Vytautą Šapranauską. Tai yra apie mus visus. Apie kaukes, kurias dėvime. Apie šypsenų kainą. Ir apie tai, kas nutinka, kai žmogus, kuris visą gyvenimą davė kitiems džiaugsmą, pats nebeturi jėgų gyventi. Ar esate pasirengę sužinoti tiesą? Ar esate pasirengę pamatyti Šaprą tokį, kokio niekas nematė? Tuomet likite su mumis. Nes tai, ką jūs išgirsite šiandien, pakeis viską, ką manėte žinantys apie šį žmogų. Pirmą kartą per 35 metus žmogus, kuris buvo atsakingas už Vytauto Šapranausko kasdienybę paskutiniaisiais jo gyvenimo metais, sutinka kalbėti prieš kameras. Tai nėra eilinis interviu. Tai yra išpažinti žmogaus, kuris matė viską nuo triumfo scenoje iki vienišų naktų, kai Šapras negalėjo užmigti be vaistų. Tai, ką jis mums pasakoja apie paskutinę savaitės prieš tragišką finalą, verčia iš naujo permastyti viską, ką manėme žinantys apie šį aktorių. Nuo privačių pokalbių tarp Vytauto ir jo artimiausių draugų iki desperatiškų planų, kaip ištrūkti iš spąstų, kuriuos jis pats savo sukūrė, iki momento, kai jis suprato, kad viskas baigta. Tai yra ekskliatyvi liudijimas, kuris laikys jūs įsitempusius nuo pirmos iki paskutinės sekundės. Bet prieš pasakodami apie pabaigą, turime suprasti pradžią. Turime sugrįžti į laiką, kai Vytautas Šapranauskas buvo ne tik vardas, bet ir reiškinys. Į laiką, kai jo šypsena buvo brangiausias Lietuvos turtas. Į laiką, kai jis galėjo turėti viską, bet pasirinko kelią, kuris atvedė jį į tą vonios kambarį 18 balandžio 2013 metais. 19 balandžio 1958 metais Lietuvoje, kuri dar buvo Tarybų Sąjungos dalis, gimė berniukas, kuriam buvo lemta tapti vienu iš labiausiai mylimiausių šalies veidų. Vytautas Šapranauskas užaugo laikais, kai juokas buvo ne tik menas, bet ir išgyvenimo būdas. Sovietinėje Lietuvoje, kur laisvė buvo prabanga, o nuoširdi šypsena, aktas pasipriešinimo, jaunasis Vytautas greitai suprato vieną paprastą tiesą: jei nori išgyventi, turi mokėti juokinti. Jei nori būti mylimas, turi pamiršti save. Jo kelias į sceną nebuvo paprastas.
Tai nebuvo istorija apie talentingą vaiką, kurį atranda ir padaro žvaigžde. Ne. Tai buvo istorija apie jauną vyrą, kuris suprato, kad vienintelis būdas ištrūkti iš pilkos sovietinės kasdienybės – tai tapti kažkuo kitu. Tapti personažu. Tapti kauke, kuri šypsosi net tada, kai širdis verkia. Ir Vytautas tapo ta kauke taip įtikinamai, kad po kelerių metų niekas, net jis pats, nebegalėjo atskirti, kur baigėsi vaidmuo ir prasideda tikrasis žmogus. Iki 1990 metų Vytautas Šapranauskas jau buvo žvaigždė Rusų dramos teatre Vilniuje. Žmonės rikiuodavosi į eiles, kad gautų bilietus į spektaklius, kuriuose jis vaidino. Jo vardas buvo garantija, kad vakaras bus nepamirštamas. Bet už scenos, už šviesos ir aplodismentų buvo kitas Vytautas. Vyras, kuris grįždavo į tuščią butą ir klausdavo save, kas aš esu be šios kaukės. Kas aš esu, kai niekas nežiūri. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vytautas persikėlė į mažąjį teatrą, kur jo karjera pasiekė naujų aukštumų. Jis tapo ne tik teatro aktoriumi, bet ir televizijos veidu. Jo vedamos laidos buvo žiūrimiausios šalyje. Jis buvo visur – ekranuose, scenose, žurnalų viršeliuose. Lietuviai mylėjo jį taip, kaip myli savo šeimos narį. Jis buvo tas, kuris ateidavo į jų namus kiekvieną vakarą ir darydavo juos laimingus. Bet ar kas nors paklausė, kas daro laimingą patį Vytautą? Pinigai plaukė. Šlovė augo. Bet kartu augo ir kažkas kita – tuštuma. Kuo daugiau Vytautas davė kitiems, tuo mažiau likdavo jam pačiam. Kuo dažniau jis šypsodavosi ekrane, tuo sunkiau buvo šypsotis namuose. Ir kuo garsiau žmonės plojo, tuo tyliau darėsi jo sieloje. Ar tai yra kaina už šlovę? Ar tai yra kaina už tai, kad būtum mylimas milijonų žmonių, bet jaustis vienišam tarp jų visų? Mes kalbėjome su žmonėmis, kurie dirbo su Vytautu televizijoje. Jie pasakoja apie du skirtingus žmones. Vienas – tai Šapras prieš kameras, energingas, linksmas, nenumaldomai pozityvus. Kitas – tai Šapras po filmavimų, tylus, užsidaręs, dažnai sėdintis vienas kampe su cigarete ir žvilgsniu, nukreiptu į niekur. Jis buvo kaip du skirtingi žmonės, sako viena iš jo kolegių. Ir aš niekada nežinojau, kuris iš jų yra tikrasis Vytautas. Bet gal tikrasis Vytautas buvo abu? Gal jis buvo ir tas linksmas vyras ekrane, ir tas vienišas žmogus už scenos? Gal problema buvo ne ta, kad jis vaidino, o ta, kad jis nustojo suprasti, kada vaidyba baigėsi ir prasideda tikrasis gyvenimas. Ir gal būtent tai atvedė jį į tą paskutinę naktį, kai jis suprato, kad nebegali gyventi nei kaip vienas, nei kaip kitas? Ką jūs darytumėte, jei kiekvieną dieną turėtumėte būti kažkuo, kuo nėra? Jei kiekvieną rytą žiūrėdami į veidrodį matytumėte ne save, o personažą, kurį turite suvaidinti. Jei kiekviena šypsena būtų ne jausmas, o profesinė pareiga. Vytautas Šapranauskas gyveno šitaip daugiau nei 30 metų. Ir kiekvieną dieną ta našta darėsi sunkesnė. Kiekvieną dieną ta kaukė darėsi glaudesnė. Kol pagaliau ji taip priaugo prie veido, kad nebegalėjo būti nuimta be skausmo. Yra vieta Vilniuje, apie kurią nedaug kas žino. Tai nėra turistinė atrakcija. Tai nėra vieta, kurią rasite žemėlapiuose. Bet visi, kurie dirbo su Vytautu Šapranausku, žino šią vietą. Tai yra mažas baras senamiestyje, kur Vytautas ateidavo po spektaklių, kai nebenorėjo grįžti namo. Kur jis sėdėdavo vienas prie baro, užsisakydavo brendį ir žiūrėdavo į sieną, tarsi ieškodamas atsakymų, kurių niekas negalėjo jam duoti. Barmenas, kuris dirbo tame bare daugiau nei 20 metų, prisimena Vytautą kaip tylų, mandagų klientą, kuris niekada nekėlė triukšmo, bet visada atrodė esąs kažkur kitur. Jis ateidavo apie vidurnaktį, pasakoja barmenas. Užsisakydavo tą patį gėrimą, sėdėdavo toje pačioje vietoje ir žiūrėdavo į tą pačią sieną. Kartais jis būdavo ten iki ryto. Kartais jis verkdavo. Bet jis niekada nekalbėdavo apie tai, kas jį kankina. Jis tiesiog sėdėdavo ir tylėdavo. Kas vyksta žmogaus galvoje, kai jis sėdi vienas bare vidury nakties? Kokios mintys kankina žmogų, kuris turi viską, bet jaučiasi tuščias?
Vytautas Šapranauskas turėjo šlovę, pinigus, gerbėjų meilę. Bet jis neturėjo to, ko labiausiai troško – ramybės. Ramybės su savimi. Ramybės su tuo, kas jis yra. Ir kuo ilgiau jis ieškojo tos ramybės bare, tuo toliau jį atrodė. Yra dokumentas, kurį mes gavome iš asmens, kuris norėjo likti anonimiškas. Tai yra medicininė pažyma iš privačios klinikos Vilniuje, datuota 1999 metais. Šioje pažymoje nurodyta, kad Vytautas Šapranauskas kreipėsi dėl nemigos ir nerimo sutrikimų. Gydytojas jam paskyrė raminamuosius vaistus ir rekomendavo psichoterapiją. Bet ar Vytautas nusekė šiomis rekomendacijomis? Ar jis ieškojo pagalbos? Pagal tuos, kurie jį pažinojo, atsakymas yra ne. Jis pasirinko kitą kelią, jis pasirinko tylėti ir vaidinti, kad viskas gerai. Kodėl mes taip bijome prašyti pagalbos? Kodėl mes manome, kad stiprumas reiškia tylėti apie savo skausmą? Vytautas Šapranauskas buvo auklėtas sovietinėje sistemoje, kur silpnumas buvo nuodėmė, o emocijos – prabanga. Jis išmoko slėpti savo jausmus taip gerai, kad net artimiausi žmonės nematė, kas vyksta jo viduje. Jis tapo meistru maskuotis. Bet kiekviena kaukė turi savo kainą. Ir Vytautas mokėjo tą kainą kiekvieną dieną. Yra liudijimas iš žmogaus, kuris buvo su Vytautu paskutinėmis jo gyvenimo savaitėmis. Šis žmogus, kuris prašė neatskleisti jo tapatybės, pasakoja apie pokalbį, kuris įvyko balandžio pradžioje, 2013 metais. Vytautas man pasakė, kad jaučiasi kaip aktorius, kuris užmiršo savo tekstą scenoje, prisimena šis žmogus. Jis sakė, kad nebežino, ką daryti toliau. Kad nebežino, kaip gyventi. Ir kad bijo, jog žmonės pamatys, kad jis yra apgavikas. Kad jis nėra tas, kuo visi jį laiko. Tai yra viena iš baisiausių baimių, kurią gali patirti žmogus – baimė būti demaskuotam. Baimė, kad žmonės pamatys tave tikrai ir nustos mylėti. Vytautas Šapranauskas gyveno su šia baime kiekvieną dieną. Ir kuo arčiau artėjo jo 55. gimtadienis, tuo stipresnė darėsi ta baimė. Kodėl? Ką reiškia jam šis jubiliejus? Kodėl jis taip bijojo šios datos? Mes kalbėjome su psichologais, kurie specializuojasi krizių ir savižudybių prevencijoje. Jie paaiškina, kad žmonėms, kurie kenčia nuo depresijos ir nerimo, svarbios datos gali tapti trigeriu. Gimtadieniai, ypač apvalūs jubiliejai, gali sukelti egzistencinę krizę. Žmogus pradeda vertinti savo gyvenimą, sako vienas iš psichologų. Jis klausia savęs, ką aš pasiekiau? Ar aš laimingas? Ar mano gyvenimas turi prasmę? Ir jei atsakymai į šios klausimus yra neigiami, tai gali sukelti desperaciją. Ar būtent tai nutiko Vytautui Šapranskui? Ar jis žvelgia į savo 55 metus ir matė ne pasiekimus, o tuštumą? Ar jis matė ne šlovę, o kaukę, kuri priaugo prie veido? Ar jis suprato, kad jei nuims tą kaukę, po ją nebus nieko? Ir ar būtent todėl jis pasirinko nebekelti į tą jubiliejų? Yra dar vienas dokumentas, kurį mes turime. Tai yra elektroninio pašto žinutė, kurią Vytautas išsiuntė savo draugui balandžio 16 dieną 2013 metais, likus 2 dienoms iki jo mirties. Šioje žinutėje jis rašo, aš pavargau vaidinti. Aš pavargau būti Šapru. Aš noriu būti tiesiog Vytautas. Bet aš nebežinau, kas yra Vytautas. Šios eilutės yra paskutinis ženklas, kurį jis paliko. Paskutinis šauksmas pagalbos, kurį niekas neišgirdo laiku. Kas nutiko per tas 2 dienas nuo šios žinutės iki jo mirties? Kas vyko Vytauto galvoje? Su kuo jis kalbėjo? Ką jis darė? Ir svarbiausia, ar buvo momentas, kai jis dar galėjo būti išgelbėtas? Ar buvo momentas, kai vienas žodis, vienas skambutis, vienas apkabinimas galėjo pakeisti viską? Mes niekada nesužinosime atsakymų į šios klausimus. Bet mes žinome vieną dalyką – Vytautas Šapranauskas mirė ne todėl, kad neturėjo žmonių, kurie jį mylėjo. Jis mirė todėl, kad negalėjo mylėti savęs. Ar jūs kada nors jautėtės taip vienišas, kad net būdami apsupti žmonių, jaučiatės esą vienas?
Ar jūs kada nors dėvėjote kaukę taip ilgai, kad pamiršote, kaip atrodo jūsų tikrasis veidas? Vytautas Šapranauskas gyveno šitaip daugiau nei 30 metų. Ir 18 balandžio 2013 metais, likus vienai dienai iki jo 55 gimtadienio, jis nusprendė, kad nebegali gyventi taip toliau. Kodėl jis pasirinko būtent šią dieną? Ar tai buvo paskutinis aktas pasipriešinimo prieš jubiliejų, kurio jis bijojo? Ar tai buvo būdas pasakyti, aš atsisakau vaidinti dar vieną dieną? Įsivaizduokite, kad esate vienas iš 12 žmonių, kurie žinojo viską apie Vytautą Šapranauską, kiekvieną medicininę paslaptį, kiekvieną naktinį skambutį pagalbos tarnyboms, kiekvieną vaistų receptą, kurį jis slėpė nuo visuomenės. Dabar įsivaizduokite, kad turite pasirinkti, išsaugoti jo paslaptį ar pagaliau pasakyti tiesą, kuri gali išgelbėti kitus. Balandžio 18 dieną 2013 metais šie žmonės padarė pasirinkimą, kuris pakeitė tai, kaip Lietuva žiūri į psichinės ligas. Kas privertė juos prabilti? Ir kodėl jie tylėjo tiek metų, kol nebuvo per vėlų? Tarp tų 12 buvo žmogus, kurio vardas niekada nepasirodė viešumoje. Jis buvo Vytauto asmeninis gydytojas nuo 1997 metų. Šiandien, po daugiau nei 10 metų tylos, jis sutinka kalbėti. Jo liudijimas yra griaunantis. Vytautas sirgo depresija nuo 90-ųjų vidurio, sako gydytojas, jo balsas vis dar virpa. Bet jis atsisakė oficialaus diagnozavimo. Jis bijojo, kad tai sunaikins jo karjerą. Kad žmonės nustos jį mylėti, jei sužinos, kad jų mylimas komikas yra liūdnas žmogus. Gydytojas pasakoja apie naktis, kai Vytautas skambindavo jam 3 valandą ryto, verkdamas ir sakydamas, kad nebegali kvėpuoti. Apie kartus, kai jis atvažiuodavo į Vytauto butą ir rasdavo jį sėdintį ant grindų, apkabinusi kelius, supamasi pirmyn ir atgal. Apie vaistus, kuriuos jis privalėjo išrašyti slaptu vardu, kad niekas nesužinotų. Aš meldžiau jį kreiptis į psichiatrą, tęsė gydytojas. Bet jis sakė, kad negali. Kad jei kas nors sužinos, jis praras viską. Ir aš nežinojau, kaip jam padėti. Štai kur slypi tikroji tragedija. Ne tame, kad Vytautas sirgo, o tame, kad jis bijojo gydytis. Ne tame, kad jam reikėjo pagalbos, o tame, kad jis bijojo jos prašyti. Sovietinė sistema, kurioje jis užaugo, išmokė jį, kad psichinės ligos yra gėda. Kad silpnumas yra nuodėmė. Kad jei nori būti mylimas, turi būti stiprus. Ir Vytautas mokėsi šios pamokos taip gerai, kad jį užmušė. Medicininiai dokumentai, kuriuos mes gavome iš anoniminių šaltinių, rodo bauginančią vaizdą. Nuo 1997 iki 2013 metų Vytautui buvo išrašyta daugiau nei 30 skirtingų raminamųjų ir antidepresantų receptų. Kai kurie iš šių vaistų buvo išrašyti skirtingų gydytojų, skirtingose klinikose, skirtingais vardais. Kodėl? Kad niekas nepamatytų viso vaizdo. Kad niekas nesuprastų, kaip blogai iš tiesų yra. Vienas iš receptų yra ypač šokiruojantis. Jis datuotas balandžio 15 dieną 2013 metais, likus 3 dienoms iki Vytauto mirties. Šiame recepte išrašytas stiprus raminamasis vaistas, kurio dozė yra 2 didesnė už įprastą. Gydytojas, kuris išrašė šį receptą, prisimena tą vizitą. Vytautas atėjo į kliniką vėlai vakare, sako jis. Jis atrodė išsekęs. Jo rankos drebėjo. Jis paprašė man padidinti dozę, nes senoji nebepadedu. Aš paklausiau, ar jis galvoja apie savižudybę. Jis nusijuokė ir pasakė, daktare, aš esu komikas. Komikai nežudosi. Jie juokina kitus iki mirties. Tai buvo paskutinis kartas, kai aš jį mačiau. Ar tai buvo šauksmas pagalbos? Ar tai buvo paskutinė desperatiška pastanga išgyventi? Ar Vytautas tikėjosi, kad didesnis vaistų kiekis išgelbės jį nuo minčių, kurios kankino jį kiekvieną naktį? Mes niekada nesužinosime. Bet mes žinome, kad tie vaistai nepadėjo. 3 dienos vėliau Vytautas Šapranauskas buvo rastas miręs savo vonios kambaryje. Yra dar viena medicininė paslaptis, apie kurią niekas nekalbėjo viešai.
Vytautas sirgo ne tik depresija. Jis taip pat turėjo fizinių sveikatos problemų, kurias slėpė nuo visuomenės. Pagal medicininius dokumentus jam buvo diagnozuota lėtinė kepenų liga susijusi su alkoholio vartojimu. Jo gydytojas įspėjo jį, kad jei jis nesustos gerti, jam liko gyventi ne daugiau kaip 5 metai. Tai buvo pasakyta 1999 metais. 14 metų prieš jo mirtį. Ar Vytautas gėrė todėl, kad buvo depresijoje? Ar jis buvo depresijoje todėl, kad gėrė? Tai yra amžinas klausimas, į kurį nėra paprasto atsakymo. Bet viena yra aišku, Vytautas buvo įstrigęs užburtame rate. Jis gėrė, kad užmirštų savo skausmą. Bet gėrimas tik didino tą skausmą. Jis vartojo vaistus, kad galėtų miegoti. Bet vaistai tik darė jį labiau priklausomą. Jis šypsojosi ekrane, kad žmonės jį mylėtų. Bet kuo daugiau jie jį mylėjo, tuo labiau jis nekentė savęs. Psichologai vadina tai šypsenų depresija būklė, kai žmogus išoriškai atrodo laimingas, bet viduje kenčia nuo gilios depresijos. Tai yra viena pavojingiausių depresijos formų, nes niekas nemato pavojaus ženklų. Niekas neįtarė, kad žmogus, kuris juokina kitus, pats galvoja apie mirtį. Ir kai tragedija įvyksta, visi klausia, kaip mes to nepastebėjome. Kaip mes nematėme. Bet ar mes tikrai nematėme? Ar mes tiesiog nenorėjome matyti? Vytauto kolegos teatre prisimena keistus dalykus, kurie vyko paskutiniais mėnesiais. Jis pradėjo pamiršti tekstus scenoje, tai, kas niekada nebuvo jam nutikę anksčiau. Jis pradėjo atšaukti spektaklius paskutinę minutę, sakydamas, kad serga. Jis pradėjo vengti žmonių, užsidarydamas savo grimavimo kambaryje tarp pasirodymų. Mes matėme, kad kažkas negerai, sako viena iš aktorių. Bet mes nežinojome, ką daryti. Mes bijojome įsikišti. Mes bijojome, kad jis supyks. Ir dabar mes gyvename su šia kalte. Ar tai yra mūsų visų kaltė? Ar mes visi esame atsakingi už tai, kas nutiko Vytautui Šapranskui? Gal mes sukūrėme visuomenę, kurioje žmonės bijo prašyti pagalbos? Kurioje psichinės ligos yra tabu? Kurioje stiprumas reiškia tylėti apie savo skausmą? Ir jei taip, tai kaip mes galime tai pakeisti? Kaip mes galime užtikrinti, kad kitas Vytautas Šapranauskas negaus pagalbos, kurios jam reikia, kol nebus per vėlu? Yra vieta Vilniuje, apie kurią kalba tik tie, kurie dirba su mirties bylomis. Tai nėra oficiali įstaiga. Tai nėra vieta, kurią rasite telefono knygoje. Bet visi, kurie dirba policijoje, teismo medicinoje ar krizių centruose, žino šią vietą. Tai yra privatus archyvas, kuriame saugomi dokumentai apie savižudybes Lietuvoje per pastaruosius 30 metų. Dokumentai, kuriuos vyriausybė nenori viešinti. Dokumentai, kurie rodo tiesą, kurią visuomenė nenori matyti. Mes gavome prieigą prie šio archyvo. Tai, ką mes ten radome, yra šokiruojanti. Per pastaruosius 30 metų Lietuvoje nusižudė daugiau nei 20 000 žmonių. Tai yra vienas aukščiausių rodiklių Europoje. Bet dar bauginantesnė yra tai, kad daugiau nei pusė šių žmonių buvo vyrai nuo 40 iki 60 metų. Vyrai, kurie turėjo šeimas, darbus, draugus. Vyrai, kurie išoriškai atrodė sėkmingi. Vyrai, tokie kaip Vytautas Šapranauskas. Archyve yra byla su numeriu 2013-423. Tai yra Vytauto Šapranausko byla. Ji yra stora, daugiau nei 200 puslapių dokumentų, nuotraukų, liudijimų. Mes negalime parodyti jums visų šių dokumentų dėl privatumo įstatymų. Bet mes galime pasakyti, kas juose parašyta. Ir tai, kas ten parašyta, pakeis viską, ką manėte žinantys apie tą dieną. Pagal policijos ataskaitą, Vytauto sūnus paskambino greitajai pagalbai 18 balandžio 2013 metais 10 val. Ryto. Jis pasakė, kad negali patekti į vonios kambarį savo tėvo bute. Kad durys užrakintos iš vidaus. Kad jis šaukė tėvą, bet niekas neatsako. Greitoji pagalba atvyko po 15 minučių. Kartu su jais atvyko policija. Jie išlaužė duris.
Tai, ką jie rado, buvo scena, kuri persekios juos visą likusį gyvenimą. Vytautas Šapranauskas gulėjo vonios kambario grindyse. Jis buvo apsirengęs pižama. Šalia jo buvo tuščias vaistų buteliukas ir stiklinė vandens. Pagal pirminį teismo medicinos ekspertizę, mirtis įvyko maždaug prieš 8 valandas, tai reiškia apie 2 valandą nakties. Mirties priežastis buvo nurodyta kaip vaistų perdozavimas. Bet yra detalė, kuri niekada nebuvo paskelbta viešai. Šalia Vytauto kūno buvo rastas popierius. Ne atsisveikinimo laiškas, bet kažkas kita. Ant to popieriaus buvo parašytas vienas sakinys. Ranka rašytas virpančiu raštu, tarsi rašęs žmogus vos galėjo laikyti rašiklį. Sakinys buvo toks: atleiskite, kad negalėjau būti tas, kuo jūs norėjote, kad būčiau. Tai yra vienintelis ženklas, kurį Vytautas paliko. Vienintelis paaiškinimas, kodėl jis padarė tai, ką padarė. Bet kas yra jūs šiame sakinyje? Ar tai jo šeima? Ar tai jo gerbėjai? Ar tai visa Lietuva? Ar tai jis pats? Mes parodėme šį sakinį psichologams, kurie specializuojasi savižudybių prevencijoje. Jų analizė yra širdį verianti. Šis sakinys rodo gilų kaltės jausmą, sako vienas iš psichologų. Žmogus, kuris parašė tai, jautėsi, kad jis yra našta kitiems. Kad jis nusivylė žmonėms, kurie jį mylėjo. Kad jis nėra vertas jų meilės. Tai yra klasikinis depresijos simptomas, jausmas, kad esi niekam nereikalingas, nors iš tiesų esi mylimas daugelio. Bet yra dar viena detalė byloje, kuri kelia klausimų. Pagal telefono įrašus, Vytautas paskutinį kartą naudojo savo mobilųjį telefoną 18 balandžio vidurnaktį. Jis paskambino vienam numeriui. Skambutis truko 2 minutės 43 sekundės. Bet žmogus, kuriam jis paskambino, niekada viešai nekalbėjo apie tą pokalbį. Kas buvo tas žmogus? Ką Vytautas jam pasakė? Ir kodėl tas žmogus niekada neprabilė? Mes bandėme susisiekti su tuo žmogumi. Jis atsisakė duoti interviu. Bet per tarpininką jis perdavė žinutę: aš gyvenu su tuo, ką girdėjau tą naktį kiekvieną dieną. Ir aš niekada neatsigausiu nuo to, bet aš negaliu kalbėti apie tai viešai. Tai yra per daug skausminga. Ką Vytautas pasakė jam per tą paskutinį skambutį? Ar jis prašė pagalbos? Ar jis atsisveikino? Ar jis paaiškino, kodėl jis ketina padaryti tai, ką ketina padaryti? Yra teorija, kurią kai kurie tyrėjai palaiko. Jie tiki, kad Vytautas paskambino tam žmogui ne tam, kad būtų sustabdytas, o tam, kad būtų išgirstas. Kad kažkas žinotų, kodėl jis tai daro. Kad kažkas suprastų. Daugelis žmonių, kurie žudosi, nori būti išgirsti, sako vienas iš tyrėjų. Jie nori, kad kažkas suprastų jų skausmą. Bet jie taip pat nori, kad tas skausmas baigtųsi. Ir kartais šie du norai yra nesuderinami. Po to skambučio Vytautas išjungė telefoną. Jis užrakino vonios kambario duris. Jis paėmė vaistus, kuriuos jo gydytojas išrašė jam prieš 3 dienas. Ir jis priėmė sprendimą, kuris pakeitė tūkstančių žmonių gyvenimus. Bet ar tai buvo sprendimas? Ar tai buvo pasirinkimas? Ar žmogus, kuris kenčia nuo depresijos, iš tiesų turi laisvą valią? Ar jis yra atsakingas už savo veiksmus? Tai yra klausimai, į kuriuos nėra lengvų atsakymų. Rytą, kai Vytauto sūnus rado jį, Vilnius ruošėsi švęsti. Gatvės buvo papuoštos vėliavomis. Teatras planavo specialų spektaklį jo garbei. Televizija ruošė dokumentinį filmą apie jo karjerą. Visa šalis laukė jo 55-ojo gimtadienio. Bet Vytautas niekada nepamatė tos dienos. Jis pasirinko išeiti likus 24 valandoms iki jubiliejaus, kurio jis taip bijojo. Kodėl jis bijojo to jubiliejaus? Psichologai turi teoriją. Jie tiki, kad Vytautas matė tą gimtadienį kaip galutinį terminą. Kaip momentą, kai jis turės priimti tiesą apie savo gyvenimą. Kaip momentą, kai jis nebegalės vaidinti.
Apvalūs gimtadieniai gali būti labai pavojingi žmonėms su depresija, sako vienas iš psichologų. Jie verčia žmogų vertinti savo gyvenimą. Ir jei tas vertinimas yra neigiamas, tai gali sukelti krizę. Bet gal yra ir kita priežastis. Gal Vytautas nenorėjo, kad jo gimtadienis taptų šventės diena. Gal jis nenorėjo, kad žmonės švenčia jo gyvenimą, kai jis pats jautėsi miręs viduje. Gal jis norėjo, kad jo mirtis būtų jo paskutinis vaidmuo. Paskutinis aktas. Paskutinis būdas pasakyti, aš nebegaliu būti tas, kuo jūs norite, kad būčiau. Ar jūs kada nors jautėtės, kad gyvenate ne savo gyvenimą? Kad vaidinate vaidmenį, kuris nėra jūsų? Kad kaukė, kurią dėvite, tapo jūsų veidu? Vytautas Šapranauskas gyveno šitaip daugiau nei 30 metų. Ir 18 balandžio 2013 metais jis nusprendė, kad nebegali gyventi taip toliau. Ar mes galime jį kaltinti? Ar mes galime suprasti jo skausmą? Ar mes galime išmokti iš jo tragedijos? Įsivaizduokite, kad esate gydytojas, kuris turi pacientą kenčiantį nuo nepagydomos ligos. Jūs žinote, kad jis miršta. Jūs žinote, kad jis kenčia. Bet jūs taip pat žinote, kad jei pasakysite jam tiesą, jis praras viltį. Ką jūs darytumėte? Ar pasakytumėte tiesą ir rizikuotumėte, kad jis pasiduos? Ar meluotumėte ir duotumėte jam viltį, net jei ta viltis yra iliuzija? Vytauto Šapranausko gydytojai susidūrė su šiuo pasirinkimu kiekvieną dieną. Ir jų sprendimas galbūt lėmė jo likimą. Vienas iš gydytojų, kuris gydė Vytautą paskutiniais jo gyvenimo metais, dabar kalba atvirai apie savo kaltę. Aš žinojau, kad jis yra pavojuje, sako jis, ašaros riedančios jo skruostais. Aš mačiau visus ženklus. Bet aš bijojau jį hospitalizuoti prieš jo valią. Aš bijojau, kad tai sunaikins jo karjerą. Kad žmonės sužinos. Ir aš padariau klaidą. Aš turėjau jį gelbėti, net jei tai reikštų pažeisti jo privatumą. Bet aš to nepadariau. Ir dabar jis yra miręs. Tai yra dilema, su kuria susiduria daugelis sveikatos priežiūros specialistų. Kaip subalansuoti paciento privatumą su jo saugumu? Kaip žinoti, kada įsikišti ir kada duoti žmogui erdvės? Vytauto atveju gydytojai pasirinko gerbti jo privatumą. Jie pasirinko leisti jam gydytis namuose, su vaistais, kuriuos jis galėjo vartoti savo nuožiūra. Jie pasirinko tikėti, kad jis yra pakankamai stiprus, kad išgyventų. Bet jie klydo. Yra dokumentas, kurį mes gavome iš Vytauto medicininės bylos. Tai yra psichiatrinio vertinimo ataskaita, atlikta 1999 metais. Šioje ataskaitoje psichiatras rašo, pacientas rodo aiškius savižudiškų minčių požymius. Jis kalba apie mirtį kaip apie išsigelbėjimą. Jis sako, kad jaučiasi kaip našta kitiems. Rekomenduoju nedelsiant hospitalizuoti. Bet Vytautas atsisakė hospitalizacijos. Ir gydytojai negalėjo jo priversti, nes jis nebuvo pripažintas esąs pavojus savo ar kitiems. Tai yra viena didžiausių spragų Lietuvos psichikos sveikatos sistemoje. Žmogus gali būti akivaizdžiai pavojuje, bet jei jis atsisako gydymo, niekas negali jam padėti. Jis turi teisę atsisakyti. Jis turi teisę mirti. Ir kartais ta teisė tampa mirties nuosprendžiu. Ar tai yra laisvė? Ar tai yra žmogaus teisės? Ar mes turime teisę gelbėti žmogų prieš jo valią? Vytauto atvejis tapo katalizatoriumi pokyčiams Lietuvos psichikos sveikatos sistemoje. Po jo mirties buvo priimti nauji įstatymai, leidžiantys gydytojams hospitalizuoti pacientus prieš jų valią, jei jie yra akivaizdus pavojus savo. Buvo sukurtos krizių linijos, kuriuose žmonės gali skambinti 24 valandas per parą. Buvo pradėtos kampanijos, skirtos mažinti stigmą apie psichinės ligas. Bet ar tai pakanka? Ar mes padarėme pakankamai, kad užtikrintume, jog kitas Vytautas Šapranauskas gautų pagalbą, kurios jam reikia? Statistika rodo, kad po Vytauto mirties savižudybių skaičius Lietuvoje sumažėjo 10%. Tai yra reikšmingas sumažėjimas. Bet tai taip pat reiškia, kad kiekvienais metais vis dar šimtai žmonių žudosi.
Šimtai šeimų praranda savo mylimuosius. Šimtai vaikų auga be tėvų. Ir mes turime klausti savęs, ar mes darome pakankamai? Ar mes galime padaryti daugiau? Yra organizacija Vilniuje, kuri buvo įkurta po Vytauto mirties. Ji vadinama Šapro fondas, organizacija skirta padėti žmonėms, kenčiantiems nuo depresijos ir kitų psichinių ligų. Fondas teikia nemokamą psichologinę pagalbą, organizuoja palaikymo grupes ir veda švietimo kampanijas. Per pastaruosius 10 metų fondas padėjo daugiau nei 5000 žmonių. Bet jo įkūrėjai sako, kad tai yra tik lašas vandenyne. Mes negalime išgelbėti visų, sako fondo direktorė. Bet mes galime bandyti. Mes galime sukurti visuomenę, kurioje žmonės nebijo prašyti pagalbos. Kurioje psichinės ligos nėra tabu. Kurioje stiprumas reiškia ne tylėjimą apie savo skausmą, o drąsą jį pripažinti. Vytautas Šapranauskas negalėjo gyventi tokioje visuomenėje. Bet mes galime sukurti ją ateities kartoms. Vytauto sūnus tapo vienu iš fondo ambasadorių. Jis viešai kalba apie savo tėvo kovą su depresija. Jis dalijasi savo skausmu, savo kalte, savo gailestimi. Aš norėčiau, kad būčiau padaręs daugiau, sako jis. Aš norėčiau, kad būčiau pastebėjęs ženklus. Kad būčiau užduodęs daugiau klausimų. Kad būčiau priverčiau jį ieškoti pagalbos. Bet aš to nepadariau. Ir dabar aš gyvenu su šia kalte kiekvieną dieną. Bet aš taip pat gyvenu su misija – užtikrinti, kad kiti vaikai nepatirtų to, ką patyriau aš. Ar mes visi turime tokią misiją? Ar mes visi esame atsakingi už tai, kad padėtume tiems, kurie kenčia? Vytauto Šapranausko istorija yra ne tik apie vieną žmogų. Tai yra istorija apie mus visus. Apie visuomenę, kurią mes sukūrėme. Apie vertybės, kurias mes puoselėjame. Ir apie kainą, kurią mokame už tylėjimą. 18 balandžio 2013 metais Lietuva prarado vieną savo mylimiausių sūnų. Bet gal ta netektis gali tapti pamoka. Gal Vytauto mirtis gali išgelbėti kitus gyvybės. Gal jo tragedija gali tapti katalizatoriumi pokyčiams. Ar mes esame pasirengę išmokti tos pamokos? Ar mes esame pasirengę pakeisti tai, kaip mes kalbame apie psichinės ligas? Ar mes esame pasirengę sukurti visuomenę, kurioje niekas neturi mirti todėl, kad bijo prašyti pagalbos? Yra saugykla Vilniuje, kurioje laikomi dokumentai, kurių oficialiai neegzistuoja. Tai nėra valstybinis archyvas. Tai nėra biblioteka. Tai yra privatus bunkeris, įrengtas buvusiame sovietinėme slėptuvėje, kur žmonės dirbę su Vytautu Šapranausku saugo tai, ką jie vadina tikrąją istoriją. Medicininiai įrašai, kurie niekada nepateko į oficialias bylas. Vaizdo įrašai iš paskutinių jo dienų, kuriuos televizija atsisakė rodyti. Liudijimai žmonių, kurie bijojo kalbėti viešai. Šiandien, po daugiau nei 10 metų, šie žmonės sutinka atverti tas duris. Kas slypi tuose dokumentuose? Kokias paslaptis Vytautas slėpė net nuo artimiausių žmonių? Ir kodėl tie, kurie žinojo tiesą, tylėjo tiek metų? Pirmasis dokumentas, kurį mums parodo archyvo saugotojas, yra medicininė byla su žyma konfidencialus, naikinti PA paciento mirties. Bet ji nebuvo sunaikinta. Kažkas ją išsaugojo. Šioje byloje yra 23 puslapiai medicininių testų rezultatų, datuotų nuo 2011 iki 2013 metų. Testai rodo, kad Vytauto kepenų funkcija buvo kritinėje būklėje. Jo kraujo tyrimai rodė tokius aukštus kepenų fermentų lygius, kad gydytojai stebėjosi, kaip jis vis dar gali vaikščioti. Pagal šiuos skaičius jis turėjo būti ligoninėje, sako gydytojas, kuris dabar žiūri į tuos dokumentus. Bet jis atsisakė. Jis sakė, kad turi spektaklį. Kad negali nuvilti žmonių. Yra dar viena detalė, kuri niekada nebuvo paskelbta. Vytautui buvo diagnozuota ne tik kepenų liga. Jam taip pat buvo rasta ankstyvos stadijos skrandžio vėžio požymių. Biopsijos rezultatai, datuoti 2013 sausio mėnesių, rodo nenormalių ląstelių augimą. Gydytojas rekomendavo nedelsiant pradėti gydymą. Bet Vytautas atidėjo.
Jis pasakė, kad pradės gydymą po savo gimtadienio. Po to jubiliejaus, kurio jis taip bijojo. Bet jis niekada nesusilaukė tos dienos. Ar Vytautas žinojo, kad miršta? Ar jis matė tuos medicininius rezultatus ir suprato, kad jo laikas baigėsi? Psichologai, kurie specializuojasi terminaliųjų ligonių priežiūroje, sako, kad žmonės, kurie sužino apie mirtinąją diagnozę, dažnai patiria egzistencinę krizę. Jie pradeda vertinti savo gyvenimą, aiškina vienas iš psichologų. Jie klausia savęs, ar aš gyvenau taip, kaip norėjau? Ar aš buvau laimingas? Ar mano gyvenimas turėjo prasmę? Ir jei atsakymai yra neigiami, tai gali sukelti gilią depresiją. Gal būtent tai nutiko Vytautui? Gal jis žiūrėjo į tuos medicininius rezultatus ir matė ne tik savo kūno mirtį, bet ir savo sielos mirtį? Gal jis suprato, kad praleido visą gyvenimą vaidindamas vaidmenis, bet niekada negyveno kaip tikrasis Vytautas? Gal jis suprato, kad jo laikas baigėsi, o jis niekada nebuvo laimingas? Ir gal būtent todėl jis nusprendė baigti savo gyvenimą savo sąlygomis, o ne laukti, kol liga padarys tai už jį? Archyve yra dar vienas dokumentas, kuris šokiruoja. Tai yra asmeninis dienoraštis, kurį Vytautas vedė paskutiniaisiais 6 savo gyvenimo mėnesiais. Dienoraštis buvo rastas jo bute po mirties, bet niekada nebuvo perduotas policijai. Kažkas jį paėmė ir paslėpė. Dabar, po daugiau nei 10 metų, tas žmogus sutinka jį parodyti. Dienoraštyje yra 123 puslapiai ranka rašyto teksto. Kai kurie puslapiai yra pilni teksto. Kiti turi tik vieną sakinį. Kai kurie puslapiai yra sudrėkę, galbūt nuo ašarų, galbūt nuo alkoholio, kuris buvo išlietas ant jų. Pirmasis įrašas datuotas spalio 10 dieną 2012 metais, likus 6 mėnesiams iki Vytauto mirties. Jis rašo, šiandien žiūrėjau į veidrodį ir neatpažinau žmogaus, kuris žiūrėjo atgal. Kas yra tas žmogus? Ar tai aš? Ar tai Šapras? Ar yra skirtumas? Kitas įrašas datuotas lapkričio 15 dieną. Gydytojas man pasakė, kad turiu liautis gerti. Bet kaip aš galiu liautis? Alkoholis yra vienintelis dalykas, kuris padaro mane žmogumi. Be jo aš esu tik tuščia kaukė. Gruodžio 22 dieną, likus 4 mėnesiams iki mirties, jis rašo, šiandien buvau scenoje ir pamiršau savo tekstą. Pirmą kartą per 30 metų. Žmonės juokėsi, manydami, kad tai yra dalis vaidmens. Bet aš žinojau tiesą. Aš praradau save. Aš nebežinau, kas aš esu. Sausio 25 dieną 2013 metais gydytojas man parodė testų rezultatus. Jis sakė, kad turiu pradėti gydymą. Bet kam? Kam gydyti kūną, kai siela jau mirusi? Vasario 14 dieną, likus 2 mėnesiams iki mirties, šiandien mačiau vaiką gatvėje, kuris šypsojosi man. Jis atpažino mane. Jis pasakė, kad aš esu jo herojus. Ir aš pajutau tokią gėdą. Nes aš žinau, kad aš nesu herojus. Aš esu apgavikas. Ir vieną dieną visi tai sužinos. Kovo 21 dieną, likus mėnesiui, negaliu miegoti. Vaistai nebepadeda. Alkoholis nebepadeda. Nieko nebepadeda. Aš tiesiog noriu, kad viskas baigtųsi. Paskutinis įrašas datuotas balandžio 17 dieną 2013 metais, likus 1 dienai iki jo mirties. Jis rašo tik vieną sakinį, rytoj man sukanka 55. Bet aš nenoriu sulaukti tos dienos. Atleiskite. Tai yra paskutiniai žodžiai, kuriuos Vytautas Šapranauskas parašė. Paskutinė žinutė žmogaus, kuris nusprendė, kad nebegali gyventi. Ar šie žodžiai yra atsisveikinimo laiškas? Ar tai yra paaiškinimas? Ar tai yra šauksmas pagalbos, kurį niekas neišgirdo? Mes parodėme šį dienoraštį psichologams ir psichiatrams. Jų analizė yra vieninga. Vytautas Šapranauskas kentėjo nuo gilios depresijos, kuri progresavo per 6 mėnesius. Jo įrašai rodo klasikinius savižudiškų minčių požymius – beviltišką jausmą, kaltę, savivertės praradimą, mirties troškimą.
Šis žmogus prašė pagalbos kiekviename puslapyje, sako vienas iš psichiatrų. Bet jis prašė tyliai. Jis prašė per savo rašymą, ne per žodžius. Ir niekas neišgirdo. Bet ar niekas tikrai neišgirdo? Archyve yra dar vienas dokumentas – elektroninių laiškų apsikeitimas tarp Vytauto ir jo geriausio draugo, kuris taip pat buvo aktorius. Šie laiškai datuoti paskutinėmis Vytauto gyvenimo savaitėmis. Juose Vytautas kalba atvirai apie savo mintis. Jis rašo apie savo baimę sulaukti 55-ojo gimtadienio. Jis rašo apie savo jausmą, kad jis yra apgavikas. Jis rašo apie savo troškimą, kad viskas baigtųsi. Ir jo draugas atsako. Jis bando jį raminti. Jis bando jam pasakyti, kad viskas bus gerai. Bet jis niekada nesako tų žodžių, kuriuos Vytautas labiausiai reikėjo išgirsti – aš tau padėsiu. Mes rasime tau pagalbą. Kodėl mes taip bijome pasakyti tuos žodžius? Kodėl mes manome, kad užtenka pasakyti viskas bus gerai, kai matome, kad žmogus kenčia? Vytauto draugas dabar gyvena su šia kalte. Jis sako, kad kiekvieną dieną galvoja apie tai, ką galėjo padaryti kitaip. Aš mačiau ženklus, sako jis. Bet aš bijojau įsikišti. Aš bijojau, kad jis supyks. Kad jis pasakys, jog aš perdedu. Ir dabar aš žinau, kad turėjau rizikuoti. Turėjau jį priversti ieškoti pagalbos. Bet aš to nepadariau. Ir dabar jis yra miręs. Ar mes visi esame kalti? Ar mes visi galėjome padaryti daugiau? Vytauto Šapranausko istorija yra ne tik apie vieną žmogų, kuris nusižudė. Tai yra istorija apie visuomenę, kuri leido tam nutikti. Apie sistemą, kuri nepajėgė jo apsaugoti. Apie draugus ir šeimą, kurie matė ženklus, bet nežinojo, kaip padėti. Ir apie patį Vytautą, kuris bijojo prašyti pagalbos, nes manė, kad tai yra silpnumo ženklas. Bet gal didžiausia paslaptis, kurią slepia šis archyvas, nėra apie Vytautą. Gal ji yra apie mus, apie tai, kaip mes elgiamės su žmonėmis, kurie kenčia. Apie tai, kaip mes stigmatizuojame psichinės ligas. Apie tai, kaip mes verčiame žmonės slėpti savo skausmą, nes bijome, kad jie bus teisiami. Vytautas Šapranauskas mirė ne todėl, kad buvo silpnas. Jis mirė todėl, kad gyveno visuomenėje, kuri laikė silpnumą nuodėme. Ar mes pasirengę pakeisti tą visuomenę? Ar mes pasirengę sukurti pasaulį, kuriame žmonės nebijo prašyti pagalbos? Yra momentas kiekvieno žmogaus gyvenime, kai kūnas pradeda išduoti protą. Kai rankos pradeda drebėti. Kai balsas pradeda virpėti. Kai akis praranda savo blizgesį. Vytautui Šapranskui tas momentas atėjo anksčiau, nei kas nors tikėjosi. Jis buvo tik 54 metų, bet jo kūnas atrodė kaip 70. Jo veidas buvo išblyškęs. Jo oda buvo gelsva, kepenų ligos požymis. Jo rankos drebėjo taip stipriai, kad jis nebegalėjo laikyti puodelio kavos be pagalbos. Ir jo akys, tos akys, kurios kadaise spindėjo scenoje, dabar buvo tuščios, tarsi jis jau būtų miręs viduje. Žmonės, kurie dirbo su Vytautu paskutiniais jo gyvenimo mėnesiais, prisimena šiuos fizinius pokyčius su siaubu. Jis atrodė kaip šešėlis savęs, sako viena iš grimavimo meistrių. Kiekvieną dieną man reikėdavo vis daugiau grimo, kad paslėpčiau jo išvaizdą. Jo veidas buvo išgaubtas. Jo akys buvo įdubusios. Jis atrodė kaip žmogus, kuris jau yra viena koja kape. Kita kolegė prisimena, kaip Vytautas vieną dieną vos nelp scenoje. Jis ėjo per sceną ir staiga sustojo. Jo kojos pradėjo drebėti. Aš mačiau, kaip jis bando išsilaikyti ant kojų, bet jo kūnas jo neklausė. Mes turėjome nutraukti spektaklį. Medicininiai dokumentai patvirtina šiuos liudijimus. Vytauto gydytojas rašo apie progresyvų fizinį nuosmukį paskutiniais 6 mėnesiais. Jo svoris sumažėjo 20 kg. Jo kraujospūdis buvo pavojingai žemas. Jo širdies ritmas buvo netaisyklingas. Jis buvo laiko bomba, sako gydytojas. Jo kūnas žlugo. Ir jis žinojo tai. Bet jis atsisakė sustoti.
Jis atsisakė ilsėtis. Jis sakė, kad turi tęsti. Kad žmonės laukia jo. Bet kodėl Vytautas taip save kankino? Kodėl jis neleido savo ilsėtis, net kai jo kūnas maldavo sustoti? Psichologai turi teoriją. Jie tiki, kad Vytautas bijojo sustoti, nes sustojimas reikštų pripažinti, kad jis yra silpnas. Kad jis yra žmogus, ne mašina. Kad jis turi ribas. Žmonės, kurie kenčia nuo perfekcionizmo, dažnai negali sustoti, aiškina vienas iš psichologų. Jie mano, kad jei sustoja, jie yra nesėkmingi. Kad jie nusivilia kitus. Ir jie verčiau numirs, nei pripažins, kad negali toliau. Yra vaizdo įrašas iš Vytauto paskutinio televizijos pasirodymo, datuoto balandžio 15 dieną, 2013 metais, likus 3 dienoms iki jo mirties. Šis įrašas niekada nebuvo transliuotas, nes televizijos vadovai nusprendė, kad Vytautas atrodo per blogai. Mes gavome šį įrašą iš anoniminio šaltinio. Jame matome Vytautą, sėdintį studijoje, bandantį šypsotis kamerai. Bet jo šypsena yra dirbtinė. Jo akys yra tuščios. Jo rankos dreba taip stipriai, kad jis turi jas laikyti po stalu, kad kamera nematytų. Ir jo balsas, tas balsas, kuris kadaise pripildydavo teatrus, dabar yra silpnas ir virpantis. Viename momente per filmavimą Vytautas sustoja viduryje sakinio. Jis žiūri į kamerą, bet atrodo, kad jis nemato jos. Jis žiūri pro ją, tarsi žiūrėdamas į kažką, ko niekas kitas nemato. Režisierius klausia, ar jis gerai jaučiasi. Vytautas linksi galvą ir sako, atsiprašau. Aš tiesiog pavargau. Tada jis pakelia galvą, priverstinai nusišypso ir sako, tęskime. Bet filmavimas yra nutrauktas. Televizijos vadovai nusprendžia, kad Vytautas turi eiti namo ir ilsėtis. Jie sako, kad jie perfilmuos laidą vėliau. Bet vėliau niekada neatėjo. Tai yra paskutinis vaizdo įrašas, kuriame matome Vytautą Šapranauską gyvą. Paskutinis įrodymas, kaip jis atrodė prieš savo mirtį. Ir tai, ką mes matome, yra ne komikas, ne aktorius, ne televizijos žvaigždė. Tai yra žmogus, kuris yra išsekęs. Žmogus, kuris nebegali toliau. Žmogus, kuris prašo pagalbos vieninteliu būdu, kurį jis moka, per savo akis, per savo tylą, per savo drebančias rankas. Bet ar kas nors matė tą šauksmą? Ar kas nors suprato, kad tai yra paskutinė proga jį išgelbėti? Yra dar viena fizinė detalė, kuri niekada nebuvo paskelbta viešai. Kai Vytauto kūnas buvo rastas jo vonios kambaryje, teismo medicinos ekspertai pastebėjo kažką neįprasto. Jo riešuose buvo seni randai nuo pjūvių, kurie buvo padaryti ne vieną kartą, o daug kartų per daugelį metų. Šie randai buvo užgijusieji, bet jie buvo aiškiai matomi. Jie pasakojo istoriją, kurią niekas nežinojo. Istorija apie žmogų, kuris bandė save sužaloti ne vieną kartą. Kuris ieškojo būdo išleisti skausmą, kurį jautė viduje. Savižalos yra dažnas depresijos simptomas. Žmonės, kurie kenčia nuo depresijos, kartais sužaloja save kaip būdą jaustis kažką, bet ką, kai jie jaučiasi emociškai atbukę. Arba kaip būdą nubausti save už tai, kad jie yra blogi ar neverti. Vytauto atveju šie randai rodo, kad jis kovojo su savižudiškomis mintimis ne tik paskutiniais mėnesiais, bet daugelį metų. Kad jo mirtis nebuvo impulsyvus sprendimas, o ilgos kovos kulminacija. Kodėl niekas nepastebėjo šių randų? Kodėl niekas nepaklausė Vytauto apie juos? Gal todėl, kad jis visada dėvėjo ilgomis rankovėmis? Gal todėl, kad jis buvo meistras slėpti savo skausmą? Arba gal todėl, kad mes visi bijome užduoti sunkius klausimus? Bijome pamatyti tiesą, kuri yra per skausminga. Bijome pripažinti, kad žmogus, kurį mylime, kenčia. Ir bijome prisiimti atsakomybę padėti jam. Vytauto kūnas buvo ne tik fiziškai sergantis. Jis buvo simbolis. Simbolis to, kas nutinka, kai žmogus praranda save. Kai jis gyvena tik kitiems, o ne savo. Kai jis pamiršta pasirūpinti savimi, nes yra per daug užsiėmęs rūpinimasis kitais. Vytautas davė viską scenai, televizijai, savo gerbėjams. Bet jis nieko nepaliko sau.
Ir jo kūnas mokėjo kainą už tą dosnumą. Jo kepenys žlugo nuo alkoholio, kurį jis gėrė, kad užmirštų savo skausmą. Jo širdis silpo nuo streso, kurį jis jautė kiekvieną dieną. Jo protas byrėjo nuo depresijos, kurią jis slėpė nuo viso pasaulio. Ar mes visi darome tą patį? Ar mes visi gyvename kitiems, pamirždami gyventi savo? Ar mes visi dėvime kaukes, kurios lėtai mus žudo? Vytauto Šapranausko kūnas buvo įspėjimas. Įspėjimas apie tai, kas nutinka, kai ignoruojame savo poreikius. Kai neklausome savo kūno signalų. Kai verčiame save toliau, net kai mūsų kūnas maldauja sustoti. Ar mes pasirengę išgirsti tą įspėjimą? Ar mes pasirengę pasirūpinti savimi taip, kaip rūpinamės kitais? Yra klausimas, kuris kankina kiekvieną, kas pažinojo Vytautą Šapranauską. Kas buvo tas žmogus, kuris jį išdavė? Kas buvo tas, kuris galėjo jį išgelbėti, bet to nepadarė? Per pastaruosius 10 metų buvo daug teorijų. Kai kurie kaltina jo gydytojus, kurie nematė pavojaus ženklų. Kiti kaltina jo draugus, kurie neklausė, kai jis prašė pagalbos. Dar kiti kaltina sistemą, kuri nepajėgė jo apsaugoti. Bet gal tikrasis išdavikas buvo ne žmogus? Gal tai buvo kažkas kita? Kažkas, kas yra daug galingesnė ir pavojingesnė. Kažkas, kas gyvena mumyse visuose. Tas išdavikas yra stigma. Stigma apie psichinės ligas. Stigma, kuri sako, kad jei kenčiate nuo depresijos, jūs esate silpnas. Kad jei prašote pagalbos, jūs esate nesėkmingas. Kad jei pripažįstate savo skausmą, jūs būsite teisiamas. Ši stigma užmušė Vytautą Šapranauską taip pat tikrai, kaip bet kuri liga. Ji užmušė jį, nes privertė jį tylėti. Privertė jį slėpti savo skausmą. Privertė jį vaidinti, kad viskas gerai, net kai jo pasaulis byrėjo. Mes kalbėjome su sociologais, kurie tyrinėja stigmą apie psichinės ligas Lietuvoje. Jie sako, kad Lietuva turi vieną aukščiausių stigmos lygių Europoje. Žmonės čia vis dar mano, kad depresija yra silpnumo ženklas, sako vienas iš sociologų. Kad jei kenčiate nuo psichinės ligos, jūs esate pamišęs. Kad jūs turite gėdytis. Ir ši nuostata žudo žmones. Ji žudo juos tyliai, bet ji žudo juos tikrai. Vytautas Šapranauskas užaugo šioje kultūroje. Jis užaugo sovietinėje sistemoje, kur psichinės ligos buvo laikomos politiniu nusikaltimu. Kur žmonės, kurie kentėjo nuo depresijos, buvo siunčiami į psichiatrinės ligonines, kurios buvo daugiau panašios į kalėjimus nei į gydymo įstaigas. Kur pripažinti, kad kenčiate, reikštų prarasti viską – darbą, šeimą, laisvę. Ir nors Lietuva tapo nepriklausoma, tos nuostatos išliko. Jos išliko Vytauto galvoje. Jos išliko visuomenės galvose. Ir jos išliko iki šios dienos. Bet kas buvo tas konkretus žmogus, kuris galėjo pakeisti Vytauto likimą? Kas buvo tas, kuris turėjo galią jį išgelbėti, bet to nepadarė? Pagal tuos, kurie pažinojo Vytautą, atsakymas yra sudėtingas. Nebuvo vieno žmogaus. Buvo daug žmonių. Buvo jo gydytojai, kurie matė jo medicininius rezultatus, bet negalėjo jo priversti gydytis. Buvo jo draugai, kurie matė jo skausmą, bet nežinojo, kaip padėti. Buvo jo šeima, kuri mylėjo jį, bet negalėjo prasiskverbti pro sienas, kurias jis pastatė aplink save. Ir buvo jis pats, žmogus, kuris galėjo prašyti pagalbos, bet pasirinko tylėti. Yra vienas žmogus, kuris jaučia ypatingą kaltę. Tai yra žmogus, kuriam Vytautas paskambino tą paskutinę naktį. Žmogus, kuris kalbėjo su juo 2 minutes 43 sekundės prieš jo mirtį. Šis žmogus niekada viešai nekalbėjo apie tą pokalbį. Bet per tarpininką jis perdavė žinutę, kurią mes dabar galime pasidalinti. Vytautas man paskambino apie vidurnaktį, sako jis. Jis skambėjo keistai. Jo balsas buvo ramus, bet per daug ramus. Tarsi jis jau būtų priėmęs sprendimą. Jis man pasakė, kad mane myli. Kad aš buvau geras draugas. Kad jis atsiprašo už viską. Aš paklausiau, kas nutiko. Jis pasakė, kad nieko. Kad jis tiesiog norėjo pasakyti sudiev.
Aš paklausiau, ar jis galvoja apie savižudybę. Jis nusijuokė ir pasakė, ne, aš tiesiog pavargau. Aš eisiu miegoti. Ir tada jis užbaigė skambutį. Tai buvo paskutinis kartas, kai aš girdėjau jo balsą. Šis žmogus dabar gyvena su klausimu, ar jis galėjo padaryti daugiau? Ar jis turėjo paskambinti policijai? Ar jis turėjo važiuoti į Vytauto butą? Ar jis turėjo priversti jį kalbėti? Aš galvoju apie tai kiekvieną dieną, sako jis. Aš galvoju apie tuos 2 minutes 43 sekundės. Apie žodžius, kuriuos pasakiau. Apie žodžius, kurių nepasakiau. Ir aš klausiu savęs, ar aš galėjau jį išgelbėti. Ar vienas sakinys, vienas klausimas, viena frazė galėjo pakeisti viską? Aš niekada nesužinosiu atsakymo. Ir tai yra kančia, su kuria aš gyvenu. Bet gal tikrasis klausimas nėra apie tai, ką šis žmogus galėjo padaryti. Gal tikrasis klausimas yra apie tai, ką mes visi galime padaryti. Kaip mes galime atpažinti ženklus, kai žmogus yra pavojuje? Kaip mes galime užduoti sunkius klausimus, net kai bijome atsakymų? Kaip mes galime padėti tiems, kurie kenčia, net kai jie sako, kad jiems nereikia pagalbos? Vytauto Šapranausko istorija yra pamoka mums visiems. Pamoka apie tai, kad tylėjimas žudo. Kad stigma žudo. Kad baimė prašyti pagalbos žudo. Ir kad mes visi turime atsakomybę pakeisti tai. Vytautas Šapranauskas mirė ne todėl, kad niekas jo nemylėjo. Jis mirė todėl, kad gyveno visuomenėje, kuri nemokė jį mylėti savęs. Jis mirė todėl, kad bijojo būti silpnas. Bijojo būti žmogus. Bijojo nuimti kaukę ir parodyti savo tikrąjį veidą. Ir jis mirė todėl, kad mes visi, jo draugai, jo šeima, jo gerbėjai, visa visuomenė, leidome jam gyventi su ta baime. Mes leidome jam kentėti tyloje. Mes leidome jam mirti vienam. Ar mes pasirengę pakeisti tai? Ar mes pasirengę sukurti visuomenę, kurioje žmonės nebijo prašyti pagalbos? Kurioje psichinės ligos nėra tabu? Kurioje stiprumas reiškia ne tylėjimą apie savo skausmą, o drąsą jį pripažinti? Vytautas Šapranauskas negalėjo gyventi tokioje visuomenėje. Bet mes galime sukurti ją ateities kartoms. Mes galime užtikrinti, kad jo mirtis nebuvo veltui. Kad jo tragedija tampa pamoka. Kad jo skausmas tampa katalizatoriumi pokyčiams. 18 balandžio 2013 metais, likus 24 valandoms iki savo 55 gimtadienio, Vytautas Šapranauskas priėmė sprendimą, kuris pakeitė tūkstančių žmonių gyvenimus. Bet gal tas sprendimas gali tapti pradžia, o ne pabaiga. Pradžia naujos eros, kurioje mes kalbame apie psichinės ligas atvirai. Kurioje mes padedame tiems, kurie kenčia. Kurioje niekas neturi mirti todėl, kad bijo prašyti pagalbos. Ar jūs esate pasirengę būti dalimi to pokyčio? Ar jūs esate pasirengę padėti sukurti tą visuomenę? Pirmą kartą per 35 metus žmogus, kuris buvo atsakingas už Vytauto Šapranausko kasdienybę paskutiniaisiais jo gyvenimo metais, sutinka kalbėti prieš kameras. Tai nėra eilinis interviu. Tai yra išpažinti žmogaus, kuris matė viską nuo triumfo scenoje iki vienišų naktų, kai Šapras negalėjo užmigti be vaistų. Šis žmogus, kuris prašė likti anonimiškas, dirbo kaip Vytauto asmeninis asistentas nuo 2011 metų. Jis buvo tas, kuris matė Vytautą be kaukės. Tas, kuris žinojo, kas vyksta už uždarų durų. Ir tas, kuris dabar gyvena su klausimu, ar jis galėjo padaryti daugiau. Pirmą kartą susitikau Vytautą 2011 vasarą, pradeda asistentas, jo balsas vis dar virpa po tiek metų. Jis samdė mane padėti organizuoti jo grafiką, atsakyti į laiškus, tvarkyti kasdienius reikalus. Pirmąją dieną jis man pasakė, aš noriu, kad tu žinotum vieną dalyką. Tai, ką matai namuose, lieka namuose. Niekada nekalb apie tai, ką matai čia. Aš sutikau. Bet aš nežinojau, ką aš pamatyčiau. Asistentas prisimena, kaip pirmą kartą pamatė Vytautą po spektaklio. Scenoje jis buvo energijos kupinas. Žmonės plojo stovėdami.
Jis šypsojosi, mojavo, atrodė laimingas. Bet kai tik jis grįžo į grimavimo kambarį ir uždarė duris, ta šypsena dingo. Jis atsisėdo ant kėdės, užsidengė veidą rankomis ir pradėjo verkti. Tiesiog tyliai verkti. Aš nežinojau, ką daryti. Aš paklausiau, ar jam reikia pagalbos. Jis pakėlė galvą, nusišluostė ašaras ir pasakė, ne, aš gerai. Tai tiesiog nutinka kartais. Ir tada jis atsistojo, vėl nusišypsojo ir išėjo pasveikinti gerbėjų, kurie laukė jo prie teatro. Tai buvo pirmasis kartas, kai asistentas suprato, kad Vytautas gyvena dvigubą gyvenimą. Vienas gyvenimas buvo scenoje, ekrane, viešumoje, ten jis buvo šapras, mylimas komikas, visų draugas. Kitas gyvenimas buvo namuose, vienas, tamsoje, ten jis buvo Vytautas, žmogus, kuris kovojo su demonais, kurių niekas nematė. Per tuos 2 metus, kai dirbau su juo, aš mačiau, kaip ta plyšys tarp 2 gyvenimų darėsi vis didesnis, tęsė asistentas. Kuo daugiau jis šypsojosi viešumoje, tuo daugiau jis verkė namuose. Kuo garsiau žmonės plojo, tuo tyliau jis darėsi. Ir aš mačiau, kaip jis lėtai nyksta. Kaip jo kūnas silpsta. Kaip jo protas byrėja. Bet aš nežinojau, kaip jam padėti. Asistentas pasakoja apie naktis, kai Vytautas skambindavo jam 3 valandą ryto. Jis sakydavo, atleisk, kad trukdau. Bet aš negaliu užmigti. Ar gali atvažiuoti? Ir aš važiuodavau. Rasdavau jį sėdintį ant grindų savo svetainėje, apkabinusi kelius, žiūrinti į sieną. Kartais jis kalbėdavo. Kartais jis tiesiog tylėdavo. Bet visada jis atrodė kaip žmogus, kuris yra praradęs save. Kaip žmogus, kuris nebežino, kas jis yra. Vieną naktį, balandžio pradžioje 2013 metais, likus 2 savaitėms iki Vytauto mirties, įvyko pokalbis, kuris persekioja asistentą iki šiol. Vytautas man pasakė, žinai, kas yra blogiausia? Ne tai, kad aš esu liūdnas. Ne tai, kad aš noriu mirti. Blogiausia yra tai, kad aš nebežinau, ar aš kada nors buvau laimingas. Ar aš kada nors buvau tikrasis Vytautas. Ar visas mano gyvenimas buvo tik vaidmuo? Šie žodžiai atskleidžia gilumą Vytauto kančios. Jis kovojo ne tik su depresija. Jis kovojo su egzistencinė krize. Su klausimu, kuris kankina daugelį žmonių, kas aš esu? Ar aš esu tas, kuo kiti mane laiko? Ar aš esu tas, kuo noriu būti? Ar aš apskritai esu kažkas? Aš bandžiau jam pasakyti, kad jis yra nuostabus žmogus, sako asistentas. Kad jis yra mylimas. Kad jo gyvenimas turi prasmę. Bet jis tik papurtė galvą ir pasakė, tu nesupranti. Niekas nesupranta. Ir jis buvo teisus. Aš nesupratau. Kaip aš galėjau suprasti skausmą, kurio niekada nepatyriau? Kaip aš galėjau suprasti tuštumą, kurią jis jautė, kai aš mačiau tik jo sėkmę? Paskutinį kartą asistentas matė Vytautą balandžio 17 dieną, likus 1 dienai iki jo mirties. Jis man paskambino ir paprašė atvažiuoti. Kai atvažiavau, jis sėdėjo savo balkone, žiūrėdamas į Vilniaus senamiesčio stogus. Jis atrodė ramus. Per daug ramus. Jis man pasakė, ačiū už viską. Tu buvai geras draugas. Aš paklausiau, kodėl jis kalba taip, tarsi atsisveikintų. Jis nusišypsojo, ta dirbtinė šypsena, kurią aš pažinojau taip gerai, ir pasakė, aš tiesiog noriu, kad žinotum, jog aš vertinu tai, ką padarei man. Tada jis man davė voką. Viduje buvo pinigai ir raštelis, už tavo kantrybę ir tylą. Aš paklausiau, kas vyksta. Jis pasakė, nieko. Tiesiog noriu būti vienas šį vakarą. Rytoj yra didelė diena. Ir aš išėjau. Aš išėjau ir palikau jį vieną. Ir tai yra sprendimas, su kuriuo aš gyvenu kiekvieną dieną. Ar šis žmogus galėjo žinoti, kas įvyks? Ar jis galėjo sustabdyti tai, kas vyko? Psichologai sako, kad net profesionalams sunku numatyti, kada žmogus yra tikrame pavojuje. Žmonės, kurie planuoja nusižudyti, dažnai tampa ramus prieš pat tai, aiškina vienas iš psichologų.
Jie priima sprendimą ir tas sprendimas jiems suteikia ramybę. Jie žino, kad jų skausmas greitai baigsis. Ir jie dažnai atsisveikina su žmonėmis, bet taip subtiliai, kad niekas nesupranta, jog tai yra paskutinis sudiev. Ar būtent tai nutiko su Vytautu? Ar tas vokas, tie žodžiai, ta dirbtinė šypsena buvo jo būdas pasakyti sudiev? Ar jis jau buvo priėmęs sprendimą ir niekas nebegalėjo jo sustabdyti? Asistentas dabar dirba su Šapro fondu, padėdamas kitiems žmonėms, kurie kovoja su depresija. Aš negaliu grąžinti Vytauto, sako jis. Bet aš galiu bandyti užtikrinti, kad kitas žmogus negautų pagalbos, kurios jam reikia. Kad kitas asistentas, kitas draugas, kitas šeimos narys žinotų ženklus. Žinotų, kada įsikišti. Žinotų, kaip padėti. Jis dalijasi 3 dalykais, kuriuos jis norėtų, kad būtų padaręs kitaip. Pirma, aš turėjau užduoti tiesioginį klausimą: ar tu planuoji nusižudyti? Aš bijojau to klausimo. Bet dabar aš žinau, kad tas klausimas gali išgelbėti gyvybę. Antra, aš turėjau paskambinti jo gydytojui ir pasakyti, kad Vytautas yra pavojuje. Net jei tai reikštų pažeisti jo pasitikėjimą. Trečia, aš turėjau likti su juo tą paskutinę naktį. Turėjau atsisakyti išeiti. Turėjau priversti jį kalbėti. Bet aš to nepadariau. Ir dabar aš gyvenu su šia kalte. Ar mes visi turime tokią kaltę? Ar mes visi galėjome padaryti daugiau už kažką, kuris kentėjo? Vytauto Šapranausko istorija yra ne tik apie vieną žmogų. Tai yra istorija apie mus visus. Apie tai, kaip mes elgiamės su žmonėmis, kurie kenčia. Apie tai, kaip mes bijome užduoti sunkius klausimus. Apie tai, kaip mes leidžiame žmonėms kentėti tyloje, nes bijome įsikišti. Ar jūs žinote ženklus? Ar jūs žinote, ką daryti, jei matote, kad žmogus yra pavojuje? Ar jūs turėtumėte drąsos užduoti tą klausimą, kuris gali išgelbėti gyvybę? Galbūt jūs manote, kad žinote viską apie Vytauto Šapranausko mirtį. Galbūt manote, kad tai buvo paprasta istorija apie žmogų, kuris kentėjo nuo depresijos ir priėmė tragišką sprendimą. Bet yra viena paslaptis, kuri niekada nebuvo atskleista viešai. Paslaptis, kuri keičia viską, ką manėte žinantys. Paslaptis apie žmogų, kuris galėjo jį išgelbėti, bet pasirinko tylėti. Žmogų, kuris žinojo, kas vyks, bet nieko nepadarė. Žmogų, kuris dabar gyvena su didžiausia išdavystė iš visų, išdavystė tylos. Yra dokumentas, kurį mes gavome iš anoniminio šaltinio. Tai yra elektroninio pašto žinutė, išsiųsta balandžio 17 dieną 2013 metais, likus vienai dienai iki Vytauto mirties. Ši žinutė buvo išsiųsta iš Vytauto elektroninio pašto adreso vienam žmogui. Žmogui, kuris buvo jo artimiausias draugas daugiau nei 20 metų. Žmogui, kuriam Vytautas pasitikėjo daugiau nei bet kam kitam. Žinutėje parašyta: rytoj viskas baigsis. Aš negaliu toliau. Atleisk, kad nesu stipresnis. Atleisk, kad negaliu būti tas, kuo tu norėjai, kad būčiau. Prašau, pasirūpink mano sūnumi. Pasakyk jam, kad aš jį mylėjau. Pasakyk jam, kad tai nebuvo jo kaltė. Sudiev, mano drauge. Šis žmogus gavo šią žinutę apie 9 valandą vakaro balandžio 17 dieną. Jis ją perskaitė. Ir jis nieko nepadarė. Jis nepaskambino Vytautui. Jis nepaskambino policijai. Jis nepaskambino greitai pagalbai. Jis tiesiog tylėjo. Kodėl? Mes bandėme susisiekti su šiuo žmogumi daugybę kartų. Jis atsisakė kalbėti. Bet per tarpininką jis perdavė žinutę, kuri yra šokiruojanti savo atvirumu. Aš gavau tą žinutę. Ir aš žinojau, ką ji reiškia. Bet aš negalėjau patikėti, kad jis tai padarys. Aš maniau, kad tai yra dar vienas šauksmas pagalbos. Kad jis tiesiog nori dėmesio. Mes turėjome tokių pokalbių anksčiau. Jis sakydavo, kad nori mirti, bet jis niekada to nepadarydavo. Todėl aš nusprendžiau laukti iki ryto. Aš nusprendžiau paskambinti jam rytą ir pasikalbėti. Bet rytą buvo per vėlu. Tai yra išdavystė, kuri pranoksta bet kokį supratimą.
Tai yra išdavystė, kuri kainavo gyvybę. Šis žmogus gavo aiškų įspėjimą. Aiškų šauksmą pagalbos. Aiškų pranešimą, kad jo draugas ketina nusižudyti. Ir jis nieko nepadarė. Jis pasirinko laukti. Pasirinko tikėti, kad tai yra tik dar vienas false alarm. Pasirinko rizikuoti savo draugo gyvybę, nes nenorėjo perreaguoti. Ar tai yra išdavystė? Ar tai yra aplaidumas? Ar tai yra nusikaltimas? Teisiškai, šis žmogus nepadarė nieko neteisėto. Lietuvos įstatymai nesako, kad turite pranešti, jei žinote, kad kažkas ketina nusižudyti. Jūs neturite pareigos gelbėti. Jūs neturite pareigos įsikišti. Bet moraliai, etiškai, žmogiškai, kaip šis žmogus gali gyventi su savimi? Kaip jis gali žiūrėti į veidrodį, žinodamas, kad jo draugas mirė todėl, kad jis pasirinko tylėti? Psichologai, su kuriais kalbėjome, sako, kad šis žmogus tikriausiai kenčia nuo to, kas vadinama išgyvenusiojo kalte jausmo, kad jis turėjo mirti vietoj savo draugo. Arba bent jau, kad jis turėjo padaryti daugiau, kad išgelbėtų jį. Ši kaltė gali būti paralyžiuojanti, sako vienas iš psichologų. Ji gali sunaikinti žmogaus gyvenimą taip pat tikrai, kaip depresija sunaikino Vytauto gyvenimą. Bet ar mes galime kaltinti šį žmogų? Ar mes galime sakyti, kad jis yra atsakingas už Vytauto mirtį? Gal jis tiesiog padarė klaidą? Gal jis tikrai tikėjo, kad Vytautas nepadarys to, ką sakė, kad padarys? Gal jis buvo pavargęs nuo metų klausymosi Vytauto grasinimų nusižudyti, kurie niekada nebuvo įvykdyti? Gal jis tiesiog nustojo tikėti? Ir gal būtent tai yra tikroji tragedija? Ne tai, kad jis nieko nepadarė. Bet tai, kad jis nustojo tikėti, jog jo draugas iš tiesų yra pavojuje. Yra fenomenas psichologijoje, vadinamas Cree-Wolf effect, kai žmogus tiek daug kartų prašo pagalbos, bet niekada iš tiesų jos nereikia, kad žmonės nustoja reaguoti. Jie nustoja tikėti. Jie nustoja klausyti. Ir tada, kai pagalba iš tiesų reikalinga, niekas neatvažiuoja. Ar būtent tai nutiko su Vytautu? Ar jis tiek daug kartų kalbėjo apie savižudybę, kad žmonės nustojo jį rimtai vertinti? Ar jis tapo berniuku, kuris šaukė vilkas, kol pagaliau vilkas atėjo ir niekas nepatikėjo? Mes parodėme tą elektroninio pašto žinutę ekspertams, kurie specializuojasi savižudybių prevencijoje. Jų nuomonė yra vieninga, ši žinutė yra aiškus savižudybės planas. Kai žmogus rašo rytoj viskas baigsis, tai nėra metafora, sako vienas iš ekspertų. Tai yra tiesioginis pranešimas apie ketinimą nusižudyti. Ir bet kas, kuris gauna tokią žinutę, turi nedelsiant veikti. Paskambinti policijai. Paskambinti greitajai pagalbai. Važiuoti pas tą žmogų. Bet niekada tiesiog laukti ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Šis ekspertas priduria, jei jūs kada nors gaunate tokią žinutę iš draugo ar šeimos nario, jūs turite veikti. Net jei jie supyks ant jūsų. Net jei jie sako, kad jūs perreaguojate. Geriau perreaguoti ir išgelbėti gyvybę, nei nereaguoti ir gyventi su kalte visą likusį gyvenimą. Bet kas nutiko tam žmogui, kuris gavo Vytauto žinutę? Kur jis yra dabar? Kaip jis gyvena su tuo, ką padarė, arba ko nepadarė? Pagal tuos, kurie jį pažįsta, jis tapo atsiskyrėliu. Jis nebedirba. Jis beveik neišeina iš namų. Jis nutraukė ryšius su dauguma draugų. Jis gyvena vienas su savo kalte, su savo gailestimi, su savo klausimu, ar aš galėjau jį išgelbėti. Jis yra gyvas vaiduoklis, sako vienas iš jo buvusių draugų. Jis gyvena, bet jis negyvena. Jis kvėpuoja, bet jis nejaučia. Jis yra kaip Vytautas buvo prieš mirtį, tuščias, praradęs save, laukiantis pabaigos. Ar tai yra teisingumas? Ar tai yra bausmė, kurios jis nusipelno? Ar mes galime sakyti, kad jis yra kaltas už Vytauto mirtį? Šie klausimai neturi lengvų atsakymų. Bet viena yra aišku, tylėjimas žudo. Tylėjimas žudė Vytautą, kai jis negalėjo prašyti pagalbos. Ir tylėjimas žudė jo draugą, kai jis negalėjo atsakyti į tą šauksmą.
Mes visi turime atsakomybę prabilti. Atsakomybę veikti. Atsakomybę gelbėti tuos, kurie yra pavojuje. Net jei tai reiškia rizikuoti draugystę. Net jei tai reiškia būti per daug rūpestingam. Net jei tai reiškia klysti. Geriau klysti bandant gelbėti, nei būti teisiam ir leisti žmogui mirti. Vytauto Šapranausko istorija yra ne tik apie jį. Tai yra istorija apie mus visus. Apie pasirinkimus, kuriuos darome. Apie žodžius, kuriuos sakome arba nesakome. Apie veiksmus, kuriuos atliekame arba neatliekame. Ir apie kainą, kurią mokame už tylėjimą. Ar jūs kada nors gavote žinutę, kuri jums atrodė keista? Ar jūs kada nors girdėjote draugą sakant kažką, kas skambėjo kaip šauksmas pagalbos? Ką jūs padarėte? Ar jūs veikėte? Ar jūs tylėjote? Ir jei tylėjote, ar jūs galite gyventi su tuo pasirinkimu? 19 balandžio 2013 metais Lietuva pabudo prie naujienos, kuris sudrebino visą šalį. Vytautas Šapranauskas, žmogus, kuris juokino juos daugiau nei 30 metų, kurio balsas buvo kiekviename namuose, kurio šypsena buvo nacionalinis turtas, buvo iškeliavęs. Jo kelias užsibaigė tyliai, vienas vonios kambaryje, likus vienai dienai iki jubiliejaus, kurio jis taip bijojo. Gatvės, kurios turėjo būti papuoštos šventinėmis vėliavomis, tapo gedulo vietomis. Teatras, kuris planavo specialų spektaklį jo garbei, uždarė duris. Televizija, kuri ruošė dokumentinį filmą apie jo karjerą, transliavo nekrologus. Ir milijonai žmonių, kurie mylėjo jį, klausė to paties klausimo. Kodėl? Po Vytauto išėjimo Lietuva pasikeitė. Ne iš karto. Ne dramatiškais būdais. Bet lėtai, tyliai, giliai. Žmonės pradėjo kalbėti apie tai, apie ką anksčiau tylėjo. Apie depresiją. Apie savižudybę. Apie psichinės ligas. Apie kainą, kurią mokame už tylėjimą. Vytauto sūnus tapo vienu iš garsių balsų šiame pokalbyje. Jis viešai kalbėjo apie savo tėvo kovą. Apie ženklus, kurių jis nematė. Apie kaltę, su kuria jis gyvena. Ir apie misiją, kurią jis dabar turi, užtikrinti, kad kiti vaikai nepatirtų to, ką patyrė jis. Šapro fondas, įkurtas po Vytauto išėjimo, tapo viena svarbiausių organizacijų Lietuvoje, kovojančių su psichinių ligų stigma. Per 10 metų fondas padėjo tūkstančiams žmonių. Jis sukūrė krizių linijas, palaikymo grupės, švietimo programas. Jis pakeitė įstatymus, leidžiančius gydytojams geriau padėti žmonėms, kurie yra pavojuje. Ir jis pakeitė visuomenės nuostatas lėtai, bet tikrai. Šiandien Lietuvoje žmonės nebijo kalbėti apie depresiją taip, kaip bijojo prieš 10 metų. Šiandien žmonės žino ženklus. Žino, kaip padėti. Žino, kad prašyti pagalbos nėra silpnumo ženklas, o drąsos aktas. Bet ar tai pakanka? Statistika rodo, kad savižudybių skaičius Lietuvoje sumažėjo po Vytauto išėjimo. Bet vis dar šimtai žmonių kasmet palieka šį pasaulį per anksti. Vis dar šimtai šeimų praranda savo mylimuosius. Vis dar yra žmonių, kurie kenčia tyloje, bijodami prašyti pagalbos. Vytauto draugai ir kolegos dabar gyvena su klausimais, į kuriuos niekada negaus atsakymų. Kas būtų buvę, jei jie būtų padarę daugiau? Kas būtų buvę, jei jie būtų užduodę sunkesnius klausimus? Kas būtų buvę, jei jie būtų privertę jį ieškoti pagalbos? Kai kurie iš jų vis dar dirba teatre, scenoje, kur Vytautas kadaise stovėjo. Jie sako, kad kartais, tarp spektaklių, jie vis dar girdi jo juoką. Vis dar mato jo šypseną. Vis dar jaučia jo buvimą. Žmogus, kuris gavo Vytauto paskutinę elektroninio pašto žinutę, vis dar gyvena Vilniuje. Jis niekada viešai nekalbėjo apie tą naktį. Bet tie, kurie jį pažįsta, sako, kad jis niekada neatsigavo. Kad jis gyvena su kalte, kuri yra sunkesnė už bet kokią bausmę. Kad jis yra gyvas priminimas apie tai, kas nutinka, kai mes tylime, kai turėtume kalbėti. Kai mes laukiame, kai turėtume veikti. Kai mes tikimės, kad viskas bus gerai, kai žinome, kad taip nėra.
Vytauto asistentas dabar dirba su Šapro fondu, padėdamas kitiems žmonėms, kurie kovoja su depresija. Jis sako, kad kiekvieną kartą, kai jis padeda kam nors, jis jaučia, kad šiek tiek atperka savo klaidą. Šiek tiek sumažina savo kaltę. Bet jis taip pat žino, kad jis niekada visiškai neatsigaus. Kad Vytauto veidas visada bus jo atmintyje. Kad tas paskutinis pokalbis visada bus jo galvoje. Bet gal svarbiausia paslaptis, kurią Vytauto istorija atskleidžia, nėra apie tai, kas nutiko tą naktį. Gal ji yra apie tai, kas nutiko per visus tuos metus iki tos nakties. Apie tai, kaip visuomenė sukūrė sistemą, kurioje žmonės bijo būti silpni. Kurioje psichinės ligos yra tabu. Kurioje prašyti pagalbos reiškia pripažinti pralaimėjimą. Vytautas Šapranauskas nebuvo vienintelis, kuris kentėjo šioje sistemoje. Jis buvo tik labiausiai matomas. Tik tas, kurio išėjimas privertė mus visus sustoti ir paklausti, ką mes darome. Kaip mes leidome tam nutikti. Ir kaip mes galime užtikrinti, kad tai niekada nepasikartos. Ar Vytautas žinojo, kokį poveikį jo išėjimas turės? Ar jis suprato, kad jo tragedija taps katalizatoriumi pokyčiams? Mes niekada nesužinosime. Bet gal būtent tai yra jo palikimas. Ne jo vaidmenys scenoje. Ne jo laidos televizijoje. Ne jo šypsena ekrane. Bet pokalbis, kurį jis pradėjo. Pokalbis apie psichinės ligas. Apie savižudybę. Apie tai, kaip mes elgiamės su žmonėmis, kurie kenčia. Ir apie tai, kaip mes galime padaryti geriau. Šiandien daugiau nei 10 metų po Vytauto išėjimo, jo vardas vis dar yra gyvas Lietuvoje. Ne tik kaip komiko vardas, bet kaip simbolis. Simbolis kovos su psichinių ligų stigma. Simbolis drąsos kalbėti apie tai, apie ką sunku kalbėti. Simbolis vilties, kad mes galime sukurti geresnę visuomenę. Visuomenę, kurioje niekas neturi išeiti todėl, kad bijo prašyti pagalbos. Visuomenė, kurioje stiprumas reiškia ne tylėjimą apie savo skausmą, o drąsą jį pripažinti. Visuomenė, kurioje mes visi esame atsakingi už vienas kitą. Bet yra klausimų, į kuriuos mes niekada negausime atsakymų. Kodėl Vytautas pasirinko būtent tą dieną? Ar tai buvo paskutinis aktas pasipriešinimo prieš jubiliejų, kurio jis bijojo? Ar tai buvo būdas pasakyti, aš atsisakau vaidinti dar vieną dieną? Ar tai buvo tiesiog momentas, kai skausmas tapo per didelis ir jis nebegalėjo toliau? Kas vyko jo galvoje tą paskutinę naktį? Apie ką jis galvojo? Ko jis bijojo? Ko jis troško? Ar buvo momentas, kai jis dar galėjo būti išgelbėtas? Ar buvo momentas, kai vienas žodis, vienas skambutis, vienas apkabinimas galėjo pakeisti viską? Šie klausimai liks be atsakymų. Bet gal būtent tai yra pamoka. Gal mes neturime žinoti visų atsakymų. Gal mes turime gyventi su neapibrėžtumu. Su klausimu. Su paslaptimi. Ir gal būtent tai verčia mus būti budriais. Verčia mus klausyti. Verčia mus veikti. Nes mes žinome, kad kitas Vytautas gali būti šalia mūsų. Kitas žmogus, kuris šypsosi išorėje, bet verkia viduje. Kitas žmogus, kuris prašo pagalbos tyliai, laukdamas, ar kas nors išgirs. Ir mes turime būti tie, kurie išgirsta. Tie, kurie veikia. Tie, kurie gelbsti. Gerbiami žiūrovai, jei sekėte šią tragišką istoriją iki pabaigos, parašykite komentaruose, iš kurio miesto esate. Mums svarbu žinoti, kur Vytautas Šapranauskas vis dar yra prisimenas. Ir užsiprenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte tiesos apie istorijos idolus.